Mano turinys - 2 galiniai krepšiai, Ortlebo neperslampantis, nepraleidžiantis vandens, Ortlebo priekiniai 2 krepšiai, irgi nepraleidžiantis vandens, Penguin Ares palapinė, atspari vandeniu ir vėjui, kilimėlis vasarinis, Thermoresto ir Penguin topas miegmaišis, -1 temperatūros. O iš aprangos nedaug. 2 maikės, 2 poros kojinių, 1 ilgas kelnes, audimo neperslampama 20 000 atsparumas vandeniui ir vėjui striukė, 2 poros kelnaičių, elektronika 3 powerbankai po 20 000, GoPro, su kuria filmuosiu, GoPro laikiklis, 1 kištukas į rozetę, jeigu bus kur nors krautis, degalinėje ar kur nors, Type-C pakrovėjas, 2 baterijos powerbankė GoPro, 1 viduj, krausis nuo Type-C. Tai manau tiek užteks ir ant manęs bus dviratininko šortai be paminkštinimo, nes be paminkštinimo aš važiuoju, maikė, nes ganėtinai turbūt karšta bus, akinukai, be šalmų važiuoju, o su kepurė. Sveiki bičiuliai, nu ką, sveikinuosi su jumis iš Lietuvos geležinkelių ir važiuoju į savo antrą kelionę, mažą kelionę. Keliauju su traukiniu į Joniškį, nuo kurio važiuosiu iki Žagarės ir pradėsiu savo piligriminį Švento Jokūbo kelią, kuris kitaip vadinasi Camino Lituano. Tai yra ilgiausia atkarpa nuo Žagarės iki Seinų. 548 km plius minus, 3-4 dienos kokios, dviratis prirakintas, daiktai sudėti. Tai gerą žiūrėjimo jum, mėgautis mano nuotykiu, gerą žiūrėjimo man, kažkokių vietų atradimų naujų ir kol kas. Na ką, sveiki bičiuliai, tai esu Žagarėje. Ten yra Žagarės dvaras. Nuo Joniškio numyniau 29 km. Tai čia yra, galima vadinti, šita vieta yra pirma Camino Lituano starto ir yra dar ten biškį tolėliau, kur yra ta būdelė. Bet čia irgi galima užsidėti štampą ir čia skaitosi kaip pradžia. Tai va, tai nuo Joniškio atvažiavus su traukiniu Joniškį nesklandumai gavosi, lietus. Lietus, labai nemėgstu lietaus. Tai vat dabar čia va pailsiu Žagarės dvare, nu, prie Žagarės dvaro. Ir šiandien tikslas yra toksai numinti plius minus 150 km kažkur tokio, nes visgi aš neinu, aš ne pešiom, o su dviračiu aš važiuoju. Tai dabar va purškė biškutį, bet manau, kad viskas susitvarkys. Tai biškį pailsiu ir važiuosim link Joniškio. Tai va tiek va. Pirmą štampą užsidėjau ant rankos, piligrimo paso neėmiau. Manau, gal nenusiplaus ant spaudai tie. Tai kol kas. Važiuojuosi visai neblogai, jau drabužiai mano išdžiuvo. Dabar esu Krampiai, Krampių miestelis, kaimukas, nežinau, va. Čia va Žagarė yra, žalias taškelis. Aš esu jau netoli Joniškio, kur atvažiavau su traukiniu. Tai va nuo Joniškio iki Žagarės
29 kilometrai. Aišku, važiavau ne šitų takų, o važiavau pagrindiniu. Tai va, šiandien nakvynės vieta plius minus Gataučiai taškas yra Pakruojis. Tai plius minus Kėdainiai Pakruojis. Viskas tvarkoj. Aišku, purvasaugiai padeda, bet jau purvina. Dviratukas viskas tvarkoj. Vėjas pučia, saulytė šviečia, vanduo po kažkiek mažėja, bet tas yra normalu. Tai va taip, va tokie va laukai, kaip žmonės, panašiai kaip Lietuvos kelioniai aplink. Dirbami laukai. Tai kažko tokio įspūdingo dar nebuvo, bet gal bus. Tai tiek. Tarka. Keliaujam su vėliu mes per Tarką. Tarka. Biški pavėsis jaučiasi, saulė už debesų slepiasi. Jau pas mane sąskaitoj 77 km ir 600 metrų. Tai plius minus didėja atstumas, kaupiasi po biškį. Bet tos oficialiosios nuo būtent Žagarės dvaro tai apie 40-50 km plius minus nuvažiuot. Tai va taip. Judam. Nu, būna žvyrkelis, būna asfaltas, o būna visiška bekelė. Ta prasme, važiuoju per ariamus laukus tiesiog. Tai gerai, kad žemė kieta ir nesudėtinga važiuoti. Kol kas sąskaitoj 92 km jau. Ir apie 60 pagrindinio. Ai. Pirma diena baigta, 111 km. Tai dabar sustojau jau prie tvenkinuko, pasistačiau palapinę, susidėjau kilimuką, miegmaišį įsitęsiau, apsirinksiu daiktus. Rytoj iš ryto galėsiu įsimaudyti tvenkinukyje. Tai va taip, pirma diena 111 km, pagrindinių kilometrų apie 90, nu iki 100. Tai manau visai neblogai. Tai va taip, iki. Labas rytas. Nu ką, turim antrą dieną. Daiktai supakuoti, dviratukas paruoštas. Tai pramiegojau nerealioj vietoj. Tvenkinukas, lygi vieta, žolė. Šiandien planas yra pasiekti Kėdainius. Tai pramiegojau nuostabiai, nebuvo šalta. Ryte buvo biški vėsoka, bet ką, judame į kelią, važiuosime toliau žvyrkeliu, bekelę, piligrimų keliais. Ne veltui vadinasi Švento Jokūbo kelias arba kitaip Camino Lituano. Sėkmės! Na ir karšta, sunkiai važiuojasi, vanduo eina kaip per siestą,
Norisi ir norisi, norisi ir norisi. Karšta kaip dykumoj. Ačiū Dievui, kad vėjelis yra, bet tas vėjelis yra nepalankus, jisai yra prieš mus. Tai jeigu eitų vėjas nuo mūsų, man iš nugaros į priekį, tai tada būtų lengviau. Sunku, bet judam, kilometrai patys neatsiranda. Kleboniškio vėjo malūnas. Jau esu Klebonišky, šiandien numinta yra 60 kilometrų. Tai tikslas yra važiuoti iki Kėdainių plius minus, bet gal ir jų nepasieksiu. Tai žiūrėsiu, geras oras, karšta labai, vandens daug gerti reikia. Žvyrkelis didelis, sunkus, bet įveikiama. Su dviratuku atvažiavau į Burbiškio dvarą ir pasižiūrėkit, kas čia yra demonstruojama. Balta mėlyna, nuo Džakartos iki Liverpoolio, visokiausių stalo, servizų, puodai, visokie puodeliai. Delfto fajansas, Nyderlandai. Kokie dirbiniai gražus. Važiuoju į Camino Lituano, Švento Jokūbo kelią ir užsukę į tokias vietas nerealias. Rekomenduoju ir jums apsilankyti, atvykti, apsižiūrėti. Geras. Architektūra. Geras. O va čia va visom močiutėm, mamom pats gražiausias dalykas tai yra augalai. Ir tai yra įvairiausias gėlės. Nuo geltonų, oranžinių, raudonų. Ant kiekvieno parašyta yra kokia rūšis ir veislė. Įspūdinga. Oranžinės, geltonos, violetinės, saulėgrąžos, įvairiausios. Geras. Kiekvienai močiutei ir kiekvienai mamai labai patiktų šita vieta. Bičiuliai, turim trečią dieną, vakar vėlai vakare atvažiavau, tai neparodžiau, kaip susirinkau palapinę, ją pasistačiau. Turime trečią dieną, pirmadienis, rugsėjo 2 diena, tai mokiniai, studentai į mokslus, o aš dar atostogauju. Tai ką? Susidėsim daiktus ir šiandien tikslas yra Kaunas pasiekti. Vakar
Kėdainių nepasiekėm, bet pasiekėm Paberžę. Tai realiai šiandien 2 etapai bus plius minus 100 km iki Kauno. Tai žiūrėsim, kaip gausis. Rytas šaltas, bet manau viskas bus gerai ir važiuosim toliau. Ir štai galiausiai atvažiavau į Kėdainius. Ne Kėdainius, o Kėdainius. Kėdainius. Tai dabar greičiausiai ieškosiu kažkokio restoranėlio ir normaliai užkasiu pietus. O paskiau važiuosiu toliau iki Kauno, plius minus. Manau, kad davažiuosiu iki Kauno. Tai va taip, kelionė tęsiasi. Panevėžiukas. Nežinau, ar matosi iš kameros, bet kilu, nu iki kokių 10 procentų įkalne, arba net gal daugiau. Greitis, wow, greitis turbūt kokie 2 km gal per valandą, bet nu įkalne taip rūpus miltai, eik tu savo.
rupūs miltai. Sunku. Ir dar per žvyrkelį eina savo. Nesustojam. Va taip yra gaunami tokie rulonai. Vienas traktorius suarė žolę, o paskiau kitas surenka ir va tai va gaunasi tokie šieno ratilai. Po nežmoniškai sunkaus užvažiavimo į dar vieną Nemėžio pažintiniam take galiausiai atsidurėme Raudondvario parko teritorijoje ir štai Raudondvario dvaras. Tas įspūdingas raudonų plytų pastatas. Labai lankytina vieta. Čia žiemą ir Pačiūžų parkelis yra sunki vieta. Tai iki Kauno liko nedaug. Kaune, kadangi palapinės niekur negalima statytis miesto teritorijoje, tai pas bičiulį ją statysios. Dar liko apie kokius 3-5 kilometrus, tai see you soon. Sveiki bičiuliai, nu ką, turime 4 dieną ir sveikinuosi su jumis nuo giausios įkalnės Kaune. Tai šiandien planas yra pasiekti Alytų, vėl 100 kilometrų plius minus. Ir ką, išsimiegojau pas bičiulį Deivį, tai linkėjimai jam, ačiū labai už nakvynę. Pavalgiau pusryčius, susidėjau daiktus ir ką, važiuojam. Kilu į Parodos kalną. Kauniečiai ir tikrai dalis Lietuvos tikrai žinot šitą kalną. Tai čia yra nežmoniško statumo kalnas. Ant pirmos pavaros beveik biškį greičiau negu žmogaus žingsnis kabarojasi į viršų. Žiauriai sunku, bet judam. Kauno parašiutininkų klubas. Šuoliai parašiutų ir paprasti paskraidymai lėktuvo. O čia Danielių buveinė buvo ir ką tik Danieliai 2 prabėgo. Turim 5 valandas
vakaro keliu vandens butelį už jūs. Jūs gal už mane pakelsit, kas 33 laipsniai, minu iki Alytaus. Numinta yra apie 50 km, dar lieka apie 40. Be šito turbūt neapsieičiau. Dviratukas siaubas. Žvyrkelis nežmoniškas, karštis irgi nežmoniškai, vargina sunku nežmoniškai. Sėkmės. Prienai, 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 Prienai. Netoli Birštonas. Prienai. Kaunas, Prienų žmonės, Prienų miestas, Prienų apylinkės. Gerą dieną. Drogas, mokyklinukės. Prienai, Prienai, Prienai. Prienai, prie Nemuno. Seinai po biškį artėja. Šiandien tikiuosi numynęs 60 km, tikiuosi pasieksiu Alytų ir rytoj greičiausiai baigsiu kelionę iki Seinų. Skanaus obuoliuko man, skanaus obuoliuko jum, arba kažkokio gėrimo, nežinau, arba skanėstų kokių nors. Pravažiavau Prienus, pravažiavau Birštoną, nieko nenufilmavau. Daug žmonių sanatorijose dar nesugrįžta į darbus. Saulė jau kaip ir leidžiasi, bet noriu pasiekti Alytų. Prakaitas nežmoniškai kala, tai obuolys jums, obuolys man. Tikiuosi pasieksiu Pūnę. Labas rytas. Biški toksai neįsimiegojęs. Akis ištinus kažkodėl biški. Alergiją turiu augalam. Tai šiandien turime 5 dieną, kaip ir paskutinę. Plius minus, nes dviratininkai per 5 dienas pasiekė daugmaž. Tai vakar nepasiekiau Alytaus. Bet, nieko tokio. Iki jo kažkur gal 15 km Pūnios miestelėje pernakvojau. Miegojau ne palapinėje, o ant kilimėlio tiesiog. Norėjau tokią atrakciją padaryti taip. Tai va taip, daiktai sudėti. Judame. Bandysiu prieiti prie arklio. Gražus. Labas. Niu. Kaip tu? Galima prie tavęs prieiti? Niu. Galima? Niu. Labas. Nu. Niu, duosi paglostyt. Galiu? Niu. Gražus. Niu. Geras.
Margas toksai gražus ir žirgas margas visas. Niu. Nu, gražus. Stovi čia, taip. Geras, įspūdinga. Vat, kaip pamatai, faina yra. Ir štai galiausiai pasiekiau Alytų Švento Jokūbo Camino Lituano keliu. Nežmoniškai sunku, ne veltui kankiniai ir ėjo šitą kelią. Tai nežmoniškai sunkus maršrutas. Nežmoniškai. Bet įveikiama. Kol kas. Na ką, pavalgiau Alytuje ir toliau plius minus 80-90 km iki kelionės pabaigos Seinų. Sunku. Nežinau, ar matosi nuovargis mano veide, bet ne veltui jisai kitaip vadinasi kankinių keliu, tai sunkus tas Camino Lituano kelias, tikrai sunkus. Ar kartočiau? Tikrai ne. Kaip ir aplink Lietuvą vieną kartą, kaip ir Camino Lituano vieną kartą užsičekinti tiesiog savo, tiesiog kažkas tokio yra. Žiauriai sunku, kol kas. Šventos mergelės Marijos Rožinio koplyčia, bažnyčia. Tai jau realiai iki Lazdijų lieka apie 17 km ir tada nuo Lazdijų iki Seinų. Tai plius minus iki šiandien 12 valandos nakties turėčiau pabaigti. Tikiuosi, kad ir tai nutiks. Bet gali ir kas nors atsitikti su dviračiu ir panašiai. Visko gali atsitikti. Kai bus, tai bus. Tai see you soon. Realiai paskutinė diena minimo ir tu atsirandi tiesiog tokioj vietoj, kur turi temptis dviratį, o ne važiuoti. Dilgėlės beveik realiai taip pat kaip Čepkelių raiste keliaujant aplink Lietuvą. Prakaitas mušasi, dviratį tempiuosi, nes tiesiog pravažiuoti sunku, o norisi užgaudyti, pro ką tenka
Prakaitas tiesiog eina. Upeliais bėga. Va, matosi ant kaktos, ant nosies. Tiesiog siaubas. Nežinau, ar nesuklysiu, bet man atrodo, čia yra angusų mėsa. Angusų buivolai, tai labai išskirtinė mėsa yra. Toks jausmas, kad vienas norėjo pulti. Nežinau, man rodos, jie labai bijo raudonos spalvos. Nes tikrai iš kadrų matytis, kad mane vos norėjo jau pulti. Tikrai ne dėl jų specialiai užsidėjau šitą maikę. Tai, sunku. Ir štai galiausiai aš esu Lazdijuose. Iki mano tikslo lieka 27 kilometrai. Dabar yra beveik pusė 9. Tai galiu teikti, kad tai yra jau 90%, kad 90% galiu teikti, kad šiandien aš pasieksiu Seinus. 5 minutes later. Na ką, bičiuliai, dzin dobre, kaip sakoma, esu tiesiai ant taško, kur yra kairiai pusiai. Kairė mano ranka yra Lietuva, o dešinė ranka yra Lenkija. Tai dzin dobre. Galiausiai po 5 dienų aš pasiekiu savo kelionės, tai yra Švento Jokūbo kelią, Švento Jokūbo kelią, arba kitaip vadinama Camino Lituano, ilgiausią maršrutą Lietuvos teritorijoje. Tai yra 500 kažkiek kilometrų ir būtent su dviračiu. Kadangi pradėjau nuo Joniškio, tai mano kilometražas bus plius minus 560 kilometrų. Ir aš stoviu finišo taške, kur aš baigiau savo kelionę. Emocijos. 5 dienos, 6. 5 dienos su pusė. 550-60 kilometrų kažkur.